Na, einam į laivą. Au. Labas, Viktorija. Labas, Viktorija. Koks nuostabus vardas, žinok, tavo tikrai man labai patinka. Man irgi tavo vardas labai patinka. Tai va, labas, Viktorija, džiaugiuosi iš tikrųjų, kad prisijungiai, džiaugiuosi, kad pasidalinsi savo iš tikrųjų žiniomis, kurių tu jau esi kaupus tikrai nemažai apie tą vidinį vaiką ir kas jisai yra, kokia jo reikšmė. Ir labai džiaugiuosi, kad daugiau žmonių būtent galės apie tai išgirsti, nes aš jau žinau šito viso naudą ir kaip tai veikia gyvenimus. Todėl labai džiaugiuosi, kad tai galės pamatyti daug daugiau žmonių, apie jį sužinoti, susipažinti. Ir tai va. O dabar pirmiausia, galbūt norim susipažinti ir su tavim artimiau. Tai tu šiek tiek pasakyk, kaip tu save matai? Kas tu? Ačiū visų pirma, kad pakvietei. Sveiki visi susirinkę, kas žiūrės įrašą ir kas žiūri live transliaciją. Tai aš esu Viktorija Tamutytė. Ir aš esu vidinio vaiko ir emocijų mentorė. Aš dirbu su vidiniu vaiku, padedu žmonėms būti laimingiems, atrasti vėl laiką savyje ir susijungti su juo, išgydyti jo traumas, jo visus liūdėsiukus, ar ne, kaip aš savo mažiukui sakau. Aš kalbuosi su savo vidinė mergaitė ir su jos liūdėsiuku. Tai va, jeigu taip trumpai, o šiaip dirbu čia yra pasąmoninis dalykas, vidinis vaikas, tai yra toksai mūsų pasąmonėje esantis toks kaip blokas dėžutė, kurioje daug vidinių vaikų, kuriems kažkada kažko buvo neduota arba duota tai, ko nereikėjo jiems duoti, ar ne, kažkaip buvo sužeisti, liko kažkokios nuoskaudos, kažkokie poreikiai buvo nepatenkinti. Ir dėl to liko toks kaip užstrigimas. Toks kaip, žinot, kaip kas dar kompaktų esat klausėsi, tai kaip kompaktas užstringa taip. Ir atrodo, kad nėra išeities, nes trauma ir yra tokia būsena, kai situacija neturi sprendimo. Nes kai esam vaikai, iki 7 metų, kai kuriems net ir daugiau, kai kuriems anksčiau, mūsų neokorteksas, priekinė smegenų dalis nėra susiformavusi, todėl mes neturim loginio mąstymo. Mes tik žinom, kaip turėtų būti, kaip aš norėčiau, kad būtų, tačiau matau, kad nėra. Ir dėl to įvyksta toks užstrigimas. Mūsų sąmonės dalis užstringa toje situacijoje ir nežino, kaip išspręsti. Visą tai lieka kartu ir kūno audiniuose, ir taip pat ir smegenyse, smegenų audiniuose. Susikuria tam tikri neuronai, kuriuos per darbą su vidiniu vaiku mes pakeičiam. Mes juos nutiesiam kitus sinapsių kelius mūsų smegenyse ir po truputį atsipalaiduoja tą energiją, kuri buvo užstrigusi, tą sąmonės energiją. Tai va, jeigu taip labai plačiai. Tu 2 kartus nukritai, apalpai nuo mano žodžių. Tai aš dirbu su vidiniu vaiku ir labai myliu šitą darbą ir matau didžiulę naudą tame. Dėl to, kad tai veikia mano gyvenime, veikia mano klienčių gyvenime. Kur tu dingai? Tai va, nežinau, kas dar domina, čia labai daug iškart jau papasakojau. Viktorija, kur tu dingai? Viktorija atsijungia. Aš nežinau, kas čia daros. O prasideda čia kažkokie trukdžiai didžiuliai. Krenta telefonas, jau kokį 4 kartą nukrito. Gerai. Kai pradėjai kalbėti apie tą vidinį vaiką, matai, kas pradeda daryti, ne, jau pradeda maištauti čia viduje, žinai. Tai va, iš tikrųjų labai ačiū, kad pasidalinai iš tikrųjų iš tokios mokslinės pusės, nes labai daug kas iš tikrųjų irgi dažnai įsivaizduoja, kad tai ir kažkokia magija, burtai, supranti. Ir labai dažnai girdim aplamai, kad kam čia kapstytis po tą praeitį, reikia gyventi dabar ir čia, ir taram, ir čia reikia užmiršti, paleisti, atleisti. Ir atrodo, jeigu būtų paprasta atleisti, pamiršti ir nežinau,
tai tada mes neieškotumėm kitos pagalbos ir po 10 metų, ir po 20 metų kažkokiem tai įvykiam mane nutikus. Tai dėl to labai geras paaiškinims ir aplamai paprašiau, kaip aš tą matau, ne iš savo pusės, tai paprasčiausiai, kaip Viktorija minėjai, ir tam tikros situacijos, kuriuom mes tuo metu neturėjom resursų jų išspręsti. Ir tai taip susikur tiek įsitikinimai, kurie yra nenaudingi dažnu atveju mums gyvenime ir kurie iš tikrųjų veda tą tokį tikrai nelaimingumą, į skausmą, į baimės kažką daryti, baimės aplamai reikštis, būti savim ir taip toliau. Tai yra iš tikrųjų labai toks didžiulis dalykas, kas pasiliektų į mūsų pasąmonį ir pasąmonį iš tikrųjų pasiliek daug daugiau informacijos negu tam pačiam loginiam mąstymui ir tai labai labai svarbu suprasti, nes pavyzdžiui, girdėjau labai fainą pavyzdį, kad tarkim 20 tai baito, 20 dalykų gali pasiimti sąmoningas protas, ir 20 milijonų gali pasiimti pasąmonį. Tai reiškia, viskas mes matome, sugeriam kaip kempinėlį. Tik tiek, kad tu to neužfiksavai savo loginės smegenys, bet tavo kūnas ir viskas reaguoja. Tai Viktorija, tu dabar sakai, mes galime tai išspręsti, Tai kaip iš vis tas atrodo, tai kaip kas tas susitikim su vaiku, iš kur aš čia viduje rasti tą savo vaiką, dabar tu man paaiškink, kaip. Taip, vidinis vaikas gyvena mumise ir mes jį galim pasiekti labai paprastai per savo vidinį matymą, per vizualizaciją. Ir tiesiog davė užduotį savo protui, kad aš noriu susitikti su savo vidiniu vaiku, jeigu tiesiog norim susitikti ar ne. Mano metodas šiek tiek kitoks, aš einu per jausmą, bet pagrindinis metodas ir yra vizualizacija. Kodėl vizualizacija veikia, atrodo, čia atrodo pasvajosiu, čia įsivaizduosiu kažką, nieko čia jokios naudos nebus. Tačiau yra netgi moksliniai tyrimai, kurie įrodė, kad ar mes tai įsivaizduojam, ar tai mes matom savo dviem akimis tai, kas vyksta šiuo metu, ar ne? Smegenys sukuria lygiai tokius pat neuronus. Buvo darytas eksperimentas su žmonėmis, kurie mokėsi pianinu, groti pianinu. Ir buvo padalinta į 3 dalis, kaip visada yra kontrolinė grupė eksperimente ir buvo dar 2 grupės. Tai vienoje grupėje žmonės mokinosi groti su savo pirštais prie tikro pianino, su tikrom natom ir taip toliau. Ir kiti žmonės tiesiog įsivaizduodavo, kad tai daro ir darė lygiai tokį pat laiko tarpą per dieną. Nebeatsimenu, tiksliai nepasakysiu, nei kiek per dieną buvo skiriama laiko, nei kiek laiko truko pats eksperimentas, bet esmė tame, kad po to buvo tyriamos smegenys visų 3 grupių, kontrolinės grupės nieko nepakito, nes susiformavo neuronai toje srityje, kurioje kaip ir turėjo susiformuoti, tačiau kitų 2 grupių dalyvių smegenyse susiformavo neuronai, atsakingi už naujo įgūdžio mokymasi. Ir buvo lygiai tokia pat. Realiai, ar tu įsivaizduoji tai, ar tu tai iš tikrųjų darai, smegenis reaguoja į tą informaciją lygiai taip pat. Tai iš tikrųjų aš buvau šokė, kai išgirdau šitą informaciją, būtent dėl to ir nors aš jau taikiau šitą metodą, bet tai tiesiog buvo įrodymas, kad tai iš tikrųjų veikia ir tai palieka pėdsakus mūsų kūnuose, mūsų smegenyse, mūsų mąstyme. Ir vizualizacija tikrai padeda, todėl tikrai svajokit, įsivaizduokit, kaip norit, kad jūsų gyvenimas atrodytų ir tai duos rezultatą. Tai va, taip ir pasiekiamas tas vaikas, kai mes įsivaizduojam, sugrįžtam į prisiminimą, ar įsivaizduojam tą vidinį vaiką, kaip jisai jaučiasi, ar ne. Tai va, tai tokiu būdu ir pagrindinis metodas yra vizualizacija, jeigu to klausi. Taip. Aš iš tikrųjų turėjau su tam jau ne vieną sesiją ir iš tikrųjų po kiekvienos jaučiau didžiulį skirtumą ir aplamai išoriniam pasauliniu, nes kas ir yra, tai, kad tai, kas mes esam viduj, tai, ką mes viduj savo nešiojam, būtent tą į savo gyvenimą ir pritraukiam ir tai yra iš tikrųjų jau faktas, galima sakyti, kad tai vyksta. Ir būtent to vizualizacijos būdų, kas iš tikrųjų, kodėl aš vis laik rekomenduoju Viktoriją labai dažnai, kodėl būtent pas ją,
nes pas ją iš tikrųjų ir saugų įsivaizduoti, netgi jinai pas jos ir labai, jinai sukuria tokią saugę erdvę, kurioje tu tiek kaip tas vidinis vaikas, tiek kaip suaugęs žmogus tu jauties šalia saugiai ir tu ten nebijai pasakyti, kad ai kažkiek nesąmonė pasakysiu ir iš tikrųjų tada viskas lengvai plaukia, kai tu jauties saugiai, kas tam tikroje erdvėje, tai iš pasąmonės lengvai plaukia vis dalykai. Ir iš tikrųjų, būtent kaip Viktorija tai daro, ne, tai yra toks momentas, ne, kur mes išsprendžiam tiesiog to vidinio vaiko problemą, to, ko mes negalėjom išspręsti būtent tam tikram momente. Ir kas yra iš tikrųjų, kad kartais mes ir suaugę patys iš tikrųjų nelabai galim kai kurių dalykų išspręsti, nes tai kelia per didelės emocijas. Ir kuo aš Viktorija, būtent kaip aš matau iš savo pusės, tai ką Viktorija yra, tai Viktorija tave vedas ten už rankos ir tau padeda išspręsti tas problemas, kurių tu paprasčiausiai nei tada negalėjai išspręsti ir galbūt dabar irgi tam nerandi tinkam sprendimų būdą, kuris iš tikrųjų išgydytų tą vaiką. Ką aš noriu pasakyti dar apie tą patį vaiką, kaip keitės faktais, tarkim, mano gyvenimas, ne? Nuo to, kai aš pradėjau. Tai realiai įsivaizduokit, ten jauti, pavyzdžiui, nežinau, traumą, tarkim, pas man susitvark santykiai tiek su mama, tiek su daugelį aplinkinių žmonių, būtent pradėjus dirbti tą darbą su savim. Išmokau nustatyti ribas. Aplamai pradėjo ateiti finansai iš dalykų, kuriuo aš net negalvojau. Aš turėjau didžiulius pasipriešinimus ten samdomam darbui ir taip toliau, ne? Ir su sveikata visokie dalykai, ne? Kas irgi iš tikrųjų didžiulį padarė įtaką būtent man sveikatai šiuo momentu. Ir tai reali dalykai, kas pasikeitė. Tiek su finansais, aš tarkim, man negavau aš tų finansų iš ten, iš kur aš galvojau, kad gausiu. Bet atei kažkokie kitokie būdai tam, kad aš vis tiek galėčiau, sakykime, gyventi normaliai, ne? Kad galėčiau toliau tvarkyti tą savo sveikatą ir taip toliau. Padirbom ten su sveikata tokį labai stiprų dalyką, tai mano chroniški skausmai, kurie mane lydi jau kokie 5 metai, tai dabar sumažėjo šiai dienai kokius 3 kartus. Tai būtent tai vėlgi buvo darbas su vidiniu vaiku. Kaip keičiasi tie dalykai? Aš pradžioj buvau labai bijojau aplamai reikštis, būti autentiškas, sėdėti kavinėje, esu kažkur minėjus, kad net kažkokioj kavinėje aš sėdėdavau nejaukai, jausdavau, nes bijodavau aplinkinių žvilgsnių, tiesiog nes jausdavau didžiulę baimę savo kūne. Ir tas pasikeitė. Tai įsivaizduoju, tai yra realūs dalykai, kurie pasikeitė, kurie pakeitė gyvenimo kokybę. Būtent kokybę gyvenim, kaip tu. Mes visi gyvenam, ne? Visi galim gyventi, tik tai ir skirtums, ar tu gyvensi kokybiškai, ar tu tik tai gyvensi kažkokiai baimiai, nerime ir visokios kitokios jausmus, ne? Būtent tą ir duoda darbas su vidiniu vaiku, mums atsipalaiduoja tos vaikiškos savybės, drąsa, ekspresija, ar ne? Mes autentiški tada, mes tada rodom save, kokie esame iš tikrųjų, ar ne? O koks žmogus yra iš tikrųjų, tai kiekvienam yra skirtinga. Tas nekaltumas, žaismingumas, noras pažinti, smalsumas. Ir dar kas, ką paminėjai, bet norėčiau išprisiplėsti, kad žmonės, dirbdami su vidiniu vaiku, pradeda suprasti, ko jiems patiems reikia, kad jie būtų laimingi. Nes būtent vidinis vaikas, jisai turi visus atsakymus, jisai arba jinai turi visus atsakymus, ko mums iš tikrųjų reikia. Kai mes dirbam, ir Viktorija tikrai patvirtinsi, kai mes klausiam, o ko tau dabar reikia? O ko tau dabar reikia? Ir labai skirtingi tie poreikiai būna. Vienam reikia, kad jie apkabintų, kitam reikia, kad duotų saugumą, kažkurį saugią vietą reikėtų, nes patyrė daug baimės, nesaugumo jausmo. Kitam vaikui reikia šokti, kitas nori nuotykių. Trečias nori tiesiog miegoti, ilsėtis, nes tiek laiko buvo tiesiog išgyvenimo režime, kovok arba bėk, ar ne, sąstingyje kažkokiam šokė. Ir jam reikia tiesiog atsipalaiduoti ir kad jo miegas, jo poilsis būtų saugomas, kad saugiai tai galėtų daryti. Įvairiausių tų poreikių yra. Ir būtent tos poreikius supratę, pažinę ir savo davę tai, ko ir vidinis vaikas prašo, mes pradedam būti laimingi. Ir man tai labai gražu. Ir kas tada gaunasi, ar ne? Pasižiūrėkit, jeigu taip kalbėtumėm toliau, ar ne, kur tas veda, laimingas gyvenimas, ar ne,
daug kas sakytų ten į nušvitimą, ar ne, na, aš taip nevadinu, aš tiesiog vadinu autentišku ir tai iš tikrųjų taip ir bus vadinama. Niekas nesakys, kad va, nušvitęs žmogus, tiesiog sakys, tai autentiškas žmogus, kuris nusijėmė visas kaukės, visus filtrus, nusijėmė visą tai, kas jis nėra, atsimokęs ir tapęs atgal vaiku. Pažiūrėkite tuos, kurie, ar ne, yra tikrai vienuoliai įvairiausi, ar ne, jie tokie vaikiški, jie žaismingi, jie kikena, jie pokštauja. Tai yra vaikiškos savybės, kur mes sugrįžtam į tikruosius save. Ir tada atsipalaiduoja energijos, užspausta energija, ar ne, nes kiekviena trauma tai yra užspausta energija, mes atpalaiduojam ir tada mes turim to resurso daugiau. Jeigu mes žaismingesni, o ne tokie visada tik tais rimti ir susikausti, ar ne? Mums tiesiog viskas lengviau sekasi. Pažiūrėkit, kaip vaikai, kokie jie kūrybingi, kokie jie drąsūs, kokie jie greiti, vikrus, ar ne? O mes, kai suaugam, atrodo, jau pasidarom tokie susikausti, rimti, mums reikia jau nebesišypsoti, nebesijuokti, nes čia jau... Žinai, taip, savo parodyti, kokia nuovaldžia čia dabar yra šiandien, supranti? Taip. Ir tada, kas tada atsitinka, ar ne? Kažkas galbūt laimingas, bet manau vienetai, jeigu iš tikrųjų tas susikaustimas yra, jeigu negalim laisvai jausti savo kūne, tai tampam tiesiog nelaimingi. Atrodo, suaugau, bet norėčiau vėl būti vaiku toliau. Ir tai yra įmanoma. Tai yra įmanoma. Tą norėjau pabrėžti, kad yra įmanoma būti laimingam, net kai tu suaugęs, net kai yra milijonas atsakomybių ir šitam pasaulyje turi būti kažkoks ir rimtas, ir stiprus, ir užsidirbti, ir išgyventi, ir visa kita. Tačiau įmanoma suderinti abu dalykus. Ne tik tai, kad suderinti, aš galvoju, kad aplamai tai įtakoja netgi kaip tu tai darysi. Nu, ta prasme, pavyzdžiui, vėlgi kokia, tarkim dabar kaip pavyzdys verslas, tarkim, ne? Ar tu dabar verslę, tu gali turėti lygiai tos pačius metodus, tu gali turėti lygiai tą patį, daryti tos pačius veiksmus, bet jeigu tu iš tavo vidaus išspinduliuoji, sakykime, tą tokią skausmą, dar kažką, tai tu negali pritraukti tada būtent to savo gausos kažkokios. Tai čia vėlgi tas viskas yra iš tikrųjų susijęs su tuo vidiniu vaiku, tie gausa ir visi aplinkui dalykai. Nes tai yra antiek svarbu, tai nėra tik tai, kad tu tapsi žaismingas, aplamai, aš kaip tą matau, kad tu tampi vis laisvesnis, nes tada, kai tu darai irgi dalykus iš to, kas tu iš tikrųjų esi, kas yra tau tikras pašaukimas, o tie dalykai sekas lengvai, tau tie iššūkiai nebėra baisus, tu visiškai kitokia energija. Nes žmonės kiti irgi jaučia aplamai tai, ką tu išspinduliuoji, ištransliuoji ir jeigu tu sakysi, aš taip sėkminga, laiminga, bet tau vidai to nežinau, belekiek skausmo, belekiek visokių tokių jausmų, tu negali pritraukti žmonių, su kuriais tu galės dalintis tą gausą, ne? Ir savo mintim. Tai čia ir visus punktus liečia, ne? Tiek santykius, tiek pinigus, tiek sveikatą, nes mano atveju tai ypatingai ir aš nežinau net ant kokio čia ir dydžios laimėjams, tai čia tiesiog nėra žodžių netam. Matai, vidinis vaikas yra apie autentiškumą, apie tikrumą, ar ne? Ir jeigu mes nesuprantam, nėra to priėmimo, kad tikras aš yra vertingas, savivertė nėra aukšta, tai tiesiogiai turi įtaką gausai, nes aukšta savivertė yra tiesiogiai susijusi su gausos lygiu mūsų gyvenime. Todėl gausa yra ne tik iš tikrųjų pinigai. Gausa yra ir santykių gausa, ir sveikatos gausa, ir gerų emocijų gausa, tiesiog džiaugsmo, laimės, ar ne? Galbūt vaikų gausa, pas mus projektų vaikų gausa. Labai plati savoka yra gausa ir tai pasireiškia ne tik finansais ir ne tik materialiais dalykais. Tai visa tai iš tikrųjų tampa prieinama, kai mes pakeliam savo savivertę, kai mes darom kažką ir nebėra to mintyje jausmo, o ką žmonės pagalvos, o gal mane nuteis, o gal čia blogai bus, o gal čia dar kažkas, ar ne, gal aš liksiu kaltas. Vien dėl to, kad išreiškiau savo nuomonę, išreiškiau, kaip aš iš tikrųjų galvojau. Tai visa tai labai atpalaiduoja.
O tai Aišku, Viktorija, dar turiu aišku, dar kartu vieną ir labai. iššūkiai kyla, ar ne? Mes tada turim rodyti save tikrus, o tai mus padaro pažeidžiamus, ar ne? Jeigu aš pasakau kažką, kas prieštarauja, mainstreamui, ne, tai visuomenės nuomoniai, ar ne, tai galbūt mane pasmerks ar kažkaip tai kitaip pagalvos, ar ne, apie mane. Bet kodėl aš turiu sakyti kažkaip kitaip ar galvoti kažkaip kitaip, jeigu aš iš tikrųjų viduje taip galvoju, ar ne? Tai va. Šitie dalykai. Būtent su tais iššūkiais tai tikrai kyla, žinokit, patikėkit, manim kyla iššūkiai. Ir aš labai turėjau pavyzdį, man tokį labai suprantama, kad kitam paaiškint, nes kai sako žmonės, kad kam čia lyst, kur skauda, tai čia nebus nuotaikas, taram, ir, žodžiu, aš nenoriu su to daryti. Ir geriau pabėgs nuo to visko, bet iš tikrųjų, ką aš sakiau, paaiškiai, tu turi ne kažkokią žaizdą, ne? Ir dėkim, tau žaizdą skauda, jeigu yra sužeista, tau vis tiek skaudės, jeigu tu nieks su ją nedarysi, tai tu supranti, dar tau ten jinai ir užpuliuos, nes ten kokių žemių prikris, dar kas nors, ne? Jeigu mes tos žaizdos neuždarom, jinai yra, bet jinai visada pulsuoja, jinai visada gali būti dar labiau užkrėsta ir dar labiau didėti ir, pasiekmes gali būti dar blogesnis, ne? Ir tas toks gydymas to vidinio vaiko, mano atveju, kai tu, pavyzdžiui, dezinfekcinį užpili ant žaizdos, nuskauda. Irgi skauda, bet tau skauda tik tuo momentu. Bet po to ten gali pradėti vykti gyjimas, jeigu mes gydom, tą vietą. Jeigu mes su ją sutvarkom ir tas skausmas, tada ir tas pats kaip man daug blogiau ir kentėti kiekvieną dieną ir gyventi kiekvieną dieną nepatogiai, negu nueiti į, tiekime, tavo būtent sesiją ar pabliauti ten vieną dieną ar porą dienų, bet pat tu jauti iškart kažkokį tai pokytį. Iškart jauti pokytį, tu pradedi aplinkoje matyti tą pokytį. Tai va, tai man patarims naudoti reikia dezinfekcinį ant žaizdų, gydyti tas žaizdas, o ne tiesiog tikėti ir apsimesti, ignoruoti, kad, nėra jos. Jeigu aš ją nežiūrėsiu, tai jos čia nėra. Taip, aš iš tikrųjų tai vadinu sužeistu ego. Nedaugelis sako, pas tave didelis ego. Bet iš tikrųjų tai yra sužeistas ego. Kur be prisiliesi, ką be pasakysi žmogui, jam iš karto kyla reakcija, kyla kažkokia tai neigiama, noras gintis, noras gintis ir pykti. Ir tai yra sužeistas ego, kas rodo, kad yra ten kažkas paslėpta, kažkokios jautrios stygos yra virpinamos ir tai reiškia, kad tai yra žaizda, ar ne? Kaip tu davėjai pavyzdį, ar ne? Jeigu tau yra atvira žaizda ant rankos, ar ne? Ir jeigu kažkas tau paspaudė, tai tau labai labai skauda. Bet jeigu ten nėra žaizdos, tau arba užgyjusi žaizda, ten tik tais randelis truputį paspaudė, tau praktiškai neskauda, ar ne? Tai lygiai tas pats vyksta ne tik su fiziniu kūnu, bet ir su emociniu kūnu. Kartais gyvenam su žaizdotu labai emociniu kūnu ir patys to nesuvokiam, kodėl yra taip, kaip yra. Tai darbas su vidiniu vaiku ir padeda tas žaizdas išvalyti. Tuo metu visko būna, tikrai visko būna tikrai skauda, tačiau po to prasideda gijimo procesas. Viktorija gali patvirtinti, daugelis mano klienčių gali patvirtinti, kad prasideda gijimo procesas, kuris kartais būna irgi sunkus, nes jeigu kažkokios emocijos buvo ilgai užgniaužtos, nustumtos, nuneigtos, jų neleidžiama buvo savo patirti, tuomet gali būti, kad tas burbuliukas ar ne, tas pūlinys, jisai turi išeiti, ar ne, per kurį laiką. Tai visko būna šitoj vietoj. Aš stengiuosi, kad jau išleisti jį kiek įmanoma per tą vieną sesiją, bet kartais tai būna metais skandinti jausmai, kur neįmanoma per vieną sesiją to padaryti. Reikia ilgesnio laiko ir daugiau sesijų. Tai va, bet kokia atveju tai yra gijimas. Ir po truputį ta žaizda jinai užgyja ir žmogui jos nebeskauda. Ir kas tada atsitinka natūraliai, ateina atleidimas, nes jeigu man nebeskauda, aš apie tai ir negalvoju, nebėra iš vidinio to kaltinimo kažkokių pretenzijų, nuoskaudų, jos tiesiog man nebeskauda, kodėl aš turėčiau pykti, aš suprantu tą bendrą vaizdą ir nebelieka. Netleidimas dingsta, atsiranda atleidimas ir ramybė. Ir galbūt netgi taika ar harmonija su tuo žmogum, ar su ta situacija, ar kartais būna ir įstaigos, kartais būna žmonių grupė, šeima. Tai va, tai atneša daugiau taikos ir harmonijos į mūsų gyvenimą, ko mes visi ir norim, ar ne, atsikratyti to vidinio konflikto, atsikratyti tos
disharmonijos, to tokio jausmo, kad aš nebeišgyvensiu, bet noriu vienaip, o yra kitaip ir net nežinau, kaip tai padaryti. Tai vidinis vaikas visų pirma turi visus atsakymus, kaip tą padaryti, apie mūsų poreikius. Nes šiaip iš tikrųjų esu netgi girdėjus, kad vidinis vaikas tai iš tikrųjų yra pasislėpęs mūsų aukštesnysis aš. Arba šaltinio aš, arba sielos aš, ar ne. Tai kodėl taip yra, kūrėjas paslėpė jį ten mūsų viduje? Nes mes ieškom dažniausiai atsakymų išoriai ir neieškom atsakymų viduje. Tai tokia legenda buvo, ar ne, kad jie ieškos paskutiniai vietai, ten, kur iš tikrųjų gali rasti atsakymus, tai būtent mūsų viduje. Ir tai yra gražu, kai išgyja mūsų ego, atsiranda natūraliai ir meilė savo, ta sveika meilė savo. Ne ta, kad aš myliu save ir nekenčiu visų jūsų. Ne, meilė savo iš tikrųjų yra, aš myliu save ir myliu tave ir myliu visus. Noriu visiems gero, noriu gyventi harmonijoje. Tai yra tikroji meilė savo. Prisipildom tą vidinį savo meilės indą ir tuomet iš jo, kai pilam daug, ar ne, pradeda tekėti per kraštus ir tada galim pildyti ir kitus. Tai yra iš tikrųjų be galo gražu, tai atsitiko mano gyvenime ir vis dar nutinka. Tas išgyjimas, ar ne, išgyjimas, jisai nėra kažkokia tai užbaigtumo būsena, tai vyksta procesas nuolatinis, kurį gyvenant, kuriuo einant šito keliu, kuo toliau, tuo geriau, kuo toliau, tuo sveikesnis tampi, tuo labiau, tuo mažiau tų žaizdų, tiek ant emocinio kūno ir aišku, visą tai pasireiškia ir išorėje, kai mūsų viduje taika ir harmonijoje, išorėje irgi taika ir harmonija, tiek ir fiziniam kūne, tiek ir mūsų santykiuose atsiranda taika ir harmonija, kaip paminėjai, gausos, finansų srityje po truputį ateina ta taika ir harmonija, viskas pradeda eitis lengviau, švelniau, tiesiog ta tėkmė atsiranda gyvenime, kai mes galim gyventi palaimingo ir ramybėj. Negirdžiu tavęs, Viktorija, kažkas su garsu atsitiko. Toks labai plonas balselis tavo. Negirdžiu, nesuprantu, ką sakai. Nesuprantu, parašy gal kažką ir aš atsakysiu. Pasiklausysi įrašą, kaip aš tave girdžiu, nelabai suprantu, ką sakai. Tai va. Ja, autentiškumas ateina būtent per vidinį vaiką, tai kadangi vidinis vaikas yra autentiškas. Vaikai, pažiūrėkit, kol jie dar yra maži, jie neturi kažkokių įsitikinimų, jie ką mato, tą sako, kaip jiems atrodo, taip jie ir reaguoja, taip jie ir sako. Tai va, ir kai mes augame, mes dažnai atitrūkstam nuo ryšio su tuo vaiku. Ir dėl to dažniausiai tampam tokie nelabai laimingi. Viktorija parašė, ką galiu pasakyti žmonėms, kurie galvoja, kad nemoka vizualizuoti. Tai ką aš galiu pasakyti tokiems žmonėms, aš dabar noriu paraginti tiesiog užsimerkti ir pagalvoti apie obuoliuką. Vienas šonas raudonas, o kitas žalias. Daugelis žmonių iškart pamato obuolį. Ir net jeigu yra žmonių, kurie negali vizualizuoti, kuriems neišeina, tačiau daugeliu tai išeina. Ir jeigu pamatėte obuoliuką, viskas sveikinu, jūs mokat vizualizuoti, jūs mokat įsivaizduoti. Juk mes visi svajojam, kai vaikai buvom, visi svajojam apie kažką. Ir pasąmonė iš tikrųjų, jinai nesupranta tekstą, jinai nesupranta raidžių, bet jinai visada supras vaizdus. Nes tai yra mums įgimta, prigimta ir jeigu mes svajojam vaizdais, tai yra didesnė tikimybė, kad visos tos svajonės išsipildys.
Gerai, Viktorija, dar vienas klausimas, o tai kokie žmonės pas tave gali ateiti? Kas pas tave gali kreiptis ir kokie žmonės pas tave gali gauti pagalbą? Visi žmonės, kurie jaučiasi, kad jų emocijoms norisi stabilumo. Visi, kurie jaučia, kad yra kažkas viduje ir net nelabai apčiuopia net, kas yra, kodėl taip yra, ar ne? Trūksta gyvenimo kokybės. Galbūt kyla kažkokie prisiminimai iš vaikystės ir nežino, ką su jais daryti. Jaučia nuoskaudas tėvams, jaučia nuoskaudas kažkam, partneriui, ar ne? Labai dažnai mūsų romantiniai partneriai sukelia tą tokį trigerį, ar ne, tą užkabina mūsų tą jautrę stygą ir mes nežinom, ką daryti, ar ne? Iš tikrųjų, santykiuose, jeigu kyla problemos, irgi galima kreiptis ir galim žiūrėti, kas ten vis dėlto giliau yra. Juk tikrai, kaip ateina, ar ne, moteris kartais sako, aš negaliu, jisai išmėtė visas kojines visur. Tikrai ne dėl kojinių tu pyksti, tikrai ne dėl kojinių. Juk kojinės čia mažiausias dalykas, dėl ko galima pykti. Tai dažniausiai dėl ko pyksta, kad jaučiasi nevertinamas tada moteris, jaučiasi, kad jų darbas nėra vertinamas, kad jos nesijaučia svarbios, nesijaučia prioritetu, kad ir tada atsiranda noras kontroliuoti, tada prasideda visokie priekaištai, kritika, ir tada vyras atsitraukia, prasideda ignoravimai ir tada jau nebežinom, ką daryti su tuo. Tai jeigu tą jaučiat, aš tą esu pati savo gyvenime praėjusi ir išsprendusi, tai kviečiu tikrai prisijungti, man tai yra artima tema ir tikrai galiu pasidalinti ir savo patirtimi. Ir tikrai suprantu jūsų situaciją, kai mes moteris norim to emocinio ryšio, norim būti svarbios, norim būti vertinamos prioritetu ir to negaunam iš savo partnerių. Tai šiaip kas jaučia tą kažkokį emocinį nestabilumą, kad tos emocijos liejasi per kraštus, ką su jom daryti, kaip jas suvaldyti, tas vidinis chaosas, tikrai kviečiu susitikti, pasišnekėti ir pažiūrėsim, manau, kad galėsiu padėti. Labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad tu dalinies, labai džiaugiuosi, kad ir kvieti pas save iš tikrųjų moteris, aš sakiau, iš tikrųjų tavo būtent praktikos tai tikrai aukso vertės ir, būtent Viktorija darė ir kursus, aš pas ją buvau iš tikrųjų autentiškumo kurse. Bet man visgi padarė, kaip Viktorija jau ir sakiau, didžiausią proveržimą gyvenime, būtent asmeninį sesijai. Ir tai ir, žinokit, ne tik tai, bet kad, žinot, kaip bunkars atrodo dalykai neapčiuopiam, bet šie dalykai apčiuopiam, įvyks realūs pokyčiai gyvenime, jau būtent išoriai. Aišku, iš pradžių viduje pasikeičia tą patį savijautą, sakykime, bet tu po to netgi matai toj pačiai išoriai, kad iš tikrųjų kažkas keičiasi. Tai yra labai fainės, dažniausiai tai ateina labai greitai, kad nereik laukti po, nežinau, pusės, nereik laukti kelių metų, kad kažkas pasikeistų, bet dažniausiai ateina iš karto, toks, kažkoks kaip patvirtinimas, kad kažkas pasikeitė. Ir tai labai gera, ne? Ir iš tikrųjų, Viktorija, noriu dar vieną dalykų pasidalinti. Viktorija ir man sakė, kad bus įmanoma pas mane grupėje, bet tai jau bus būtent tik tai toj grupėje, kad parodys, kas yra darbas su dalim. Ir tai iš tikrųjų irgi yra būdas ir metodas, kurį Viktorija naudoja, išmokino mus visas, kuriuos ėjom pasėjo autentiškumo kursą. Ir tai yra iš tikrųjų irgi aukso vertės praktika. Tai gal trumpam dar papasakoti apie tai, kas tai, tokį trumpą. Taip, kad suprastumėm, kas yra darbas su dalimis, turim suprasti, kaip funkcionuoja mūsų sąmonė. Tai kai vyksta kažkokia trauma, ir trauma gali būti, žinot, vaikui trauma gali būti labai maži dalykai. Dažnai mes įsivaizduojam, kad trauma yra kažkas tai tokio labai tokio didelio, kaip avarija, kažkokia katastrofa, kažkur tai gaisras, kažkas kažką ten, galbūt kažkokie nusikaltimai, sužeidimai, nuskriaudė labai skaudžiai. Bet mes, kai esam vaikai, mūsų išgyvenimo garantas yra ryšys su mumis besirūpinančiai žmonėmis. Tai reiškia, kad bet kada nutrūkus tam emociniam ryšiui, mes jaučiam grėsmę dėl savo išgyvenimo.
Ir šita baimė yra įsėta į mūsų biologiją. Tai va, tai jeigu jaučiu, kad yra atstumimas kažkoks, arba mane palieka, mane besirūpinantis žmonės, ar dar kažkokiu būdu nutrūksta tas ryšys, tai įvyksta trauma. Pavyzdžiui, ir tai gali būti tiesiog piktas mamos žvilgsnis. Ar kažkoks tai ten truputėlį atstumimas, arba palikimas kažkur tai pas kažką tai kažkuriam laikui. Tai mano darbai šiandien. Taip, ir palieka mus vienus ir taip toliau. Tai va, tai čia irgi yra tokie užstrigimai, labai dažnai tokius iš tikrųjų mes sugrįžtam. Aš pati esu sugrįžusi dažnai į tokius prisiminimus ir klientas mano. Tai va, tai kiekvienas iki, kai įvyksta va, tas ryšio nutrūkimas, įvyksta trauma. Įvykus traumai, mūsų sąmonė skyla. Mūsų sąmonė skyla ir kad tai suprastumėm, ar ne, mūsų kūnas, jeigu būtų padalintas, tarkim, padalinto ranka atidalinta, ar ne, ar ten galva, ar koja, mes neišgyventumėm, negalėtumėm išgyventi, ar ne, jeigu ten mūsų kūnas, fizinis kūnas būtų padalintas. Tačiau sąmonė gali skaidytis ir toliau gyventi, toliau būti ir išlikti. Tai galime įsivaizduoti kaip upė, kuri išsišakoja į daug upeliukų. Ar ne? Ir kiekvienas tas upeliukas gaunasi, kad turi kažkokias tai charakterio savybės, kažkokias tai ypatingas tam upeliukui savybės. Ir tai gali būti skirtingi socialiniai vaidmenys mūsų gyvenimuose. Tai gali būti tiesiog skirtingas elgesys esant skirtingoje aplinkoje. Tarkim, aš vienaip elgiuosi, kai aš esu pasimatymę su nuostabiu vyru. Dar kitaip elgiuosi, kai aš esu su savo vaiku. Dar kitaip elgiuosi, kai aš bendrauju su savo vaiku. Dar kitaip elgiuosi, kai esu kažkokioje oficialioje aplinkoje ir tarkim, darau prezentaciją, dar kitaip galbūt su kolegom, ir dar kitaip, kai aš esu su draugėm. Mes visiškai skirtingai ir tai galima vadinti kažkokiam savo socialiniam kaukiam. Tai va, ir kiekvienas tas vaidmuo mūsų ir atsiranda būtent iš tų visų skilimų. Ir kartais šitie mūsų vaidmenys būna susipriešinę. Tiesiog vienas kito nesupranta, nepriima ir negali koegzistuoti harmonijoje. Tai tokiu atveju mes darom su dalimis. Iš pradžių įeinam į vienos dalies perspektyvą, yra visa technika, aš ją pasidalinsiu, jeigu norėsit, iš tikrųjų parašykit komentaruose, ar norit, kad pasidalinčiau, jeigu norėsit, tikrai pasidalinsiu. Tai va, pirmiausia, įeinam į vienos dalies perspektyvą. Sužinom, kokie jos nori, kokie poreikiai, kokios svajonės, apie ką ta dalis yra, ką jinai jaučia, kodėl jie iš vis atsirado, ar ne? Galbūt labai daug atsakymų galim rasti, ar ne? Ir tuomet išeinam į kitą dalį ir žiūrim. Ir dažniausiai tai yra kitoj priešingoje skilimo pusėje yra ir jinai turi kažkurioje vietoje skirtingą perspektyvą, tačiau jas vis tiek kažkas sies. Ir mūsų tikslas yra atrasti, tai kas yra ta siejanti grandis. Kaip mes galim surasti tą rezultatą, kad va, tas siejantis dalykas būtų labiau išreikštas gyvenime, kad jo būtų daugiau. Ir tas gabaliukus, kurie nesusiderina, kažkokiu būdu padėti atrasti harmoniją tarpusavį. Tai ir yra trečias variantas, buvimo, trečias variantas, kaip aš vadinu, buvimo, egzistavimo, kuris yra harmonija, kuris yra būsena, kai abidvi dalys laimi. Nereikia kažkuriai pralaimėti, nereikia kažkuriai nuryti, pasikeisti, būti kitokia, jeigu jinai to nenori. Ar dar kažkaip tai. Ir atrasti tą būdą, koegzistuoti kartu ir būti laimingi. Kartais dalys nenori susitarti, o kartais kaip tik ir laukia, kada pagaliau bus pamatyta, kada pagaliau bus išgirsta ir pajausta. Labai skirtingos tos mūsų dalys yra. Ir aš apie tai galėsiu papasakoti. Ką tai duoda mūsų psichikai, kadangi, kaip sakiau, tai yra sąmonės skilimas į upeliukus, mes vienijam
suvienijom 2 upeliukus, paskui suvienijom kitus 2 upeliukus. Mes einam į vieną tėkmę, į vieną upę ir tai padaro mus daug stipresnius. Mes nebesam susiskaldę viduje, mes esam susivieniję, mes esam taikoje ir harmonijai ir mes einam su pilna jėga, su pilna viena intencija į tą kryptį, kur mums norisi būti, į tą autentišką savęs išreiškimą. Ir kai esame autentiški, mes natūraliai tampam laimingi. Čia duodant tokį žemišką pavyzdį trumpam, pavyzdžiui, viena dalis, tarkim, Viktorijos, nudėkim iš savo, ne, viena Viktorijos dalis galvoja, kad pinigai ir kažkoks tai blogis ir kad pinigus, tarkim, galima gauti tik tai apgavikai gauna, arba tik tai kokie nors blogi žmonės, arba turtingi ir blogi. O kita dalis galvoja, kad aš noriu pinigų. Čia tokį paprastą pavyzdį, paprasčiausiai. O kita dalis Viktorijos galvoja, aš noriu tos gausos, man reiktų pinigų. Bet tu negali realiai pasiekti, nes to viduje ir susipriešinimas ir konfliktas apie tą patį dalyką. Ir būtent Taip, tada... Nes galvoju, nes jeigu visi žmonės turtingi yra blogi, jie yra sukčiai, jie yra apgavikai, tai ar aš noriu būti apgavikų ir sukčių ir blogiečių? Taigi aš tai nenoriu, aš jau geras žmogus, supranti? Ir jeigu mes susitapatinam su ta dalimi, automatiškai gaunasi tas dar didesnis vidinis konfliktas, dėl to ir yra pasipriešinimas. Tai jau geriau aš būsiu biednas, bet teisingas, ar ne, kaip mes mylim labai tą posakį, tai aš jau esu atpratus nuo jo. Geriau būkim ir turtingi, ir teisingi. Labai gerai, labai gerai. Tai va, iš tikrųjų labai svarbu, klauskite, iš tikrųjų, kas po to žiūrėsit, galite iš tikrųjų klausti kažkoks tai klausimas, aš manau, kad su Viktorija bus galima atsakyti, jeigu kyla kažkas iš mūsų to pokalbio. Ir Viktorija tikrai turi labai daug ko pasidalinti, labai daug patirties, labai netgi, sakykime, įvairios srities žinių. Ir paprastai dažniausiai viską pateikti taip, kad būtų suprantama, ne? Netgi tiem, kurie, sakykime, tik tai pradėjo eiti tą kelią. Tai noriu be galo tau padėkoti už viską, už tai, kad toliau dalinies, už tai, kad skleidi tą žinutę, nes aš tikrai galvoju, aš džiaugiuosi, kad žemėje yra tokių ypatingų žmonių, kurie būtent nešta tokį gėrį. Nes aš žinau, kiek ir daug nelaimingų moterų, kiek daug nelaimingų žmonių, kiek daug nepasitikėjimo savim ir baimės ir mūsų gyvenimus. Ir ypatingai dabar mes atrodo turim internetą ir viską ir jaučiamės vieniši, dar vienišesni, negu kad anksčiau, ne? Bet kai tu žinai, kad yra būdas, kaip tai pakeisti ir kad yra žmonės, kurie moko kitus būtent tų būdų, tai yra tiesiog fantastika. Tai galbūt dar kažkokį tai palinkėjimą žmonėm. Ir jau šiandienai galbūt atsisveikinsim ir tada jau lauksim kito tavo pasidalinimų. Aš noriu palinkėti drąsos. Drąsos pažiūrėti į save, į savo vidų, pasižiūrėti, kas vis dėlto ten manyje yra, kas man neleidžia gyventi savo svajonių gyvenimą. Kurioje vietoje aš vis dėlto pats save sabotuoju ir neleidžiu savo jaustis laimingu ar laiminga. Tai va, tai jeigu turim drąsą gyventi taip, kaip iš tikrųjų mums norisi gyventi, praktiškai esam nesustabdomi, esam galingi ir mes galim tikrai daug nuostabaus sukurti gyvenime, pasaulyje. Ir mano noras ir palinkėjimas visiems kartu sukurti rojų žemėje. Ačiū, labai gražus palinkėjimas. Tai ačiū, kad dasidedi prie to rojaus kūrimo. Iki, Viktorija. Ačiū tau, iki.